Na sveiki, brangieji. Tai atvažiavome į vieną parduotuvę, kuri yra labai panaši kaip senukai pas mus Lietuvoje. Norėjom nusipirkti batų dėžę, dėja jos neradome. Tai po to prisėdome kavinėje, išgėrėme kavos, vaikas suvalgė duoną su šokoladu. Taip pat norėjome nusipirkti kojų masažiklį, bet nusprendėme to nedaryti šį kartą. Užsipildėme benzino, nusiplovėme mašiną, pasivaikščiojome truputėlį. Ir nusipirkome sriubos iš vienos moters, kuri yra netoli mūsų namų. Mes perkame iš jos jau gerus, aš sakyčiau, 3-4 metus. Po to nuėjau į šunų parduotuvę, nupirkau kaulų mūsų šuniukams ir nusprendėme nuvažiuoti susitikti su draugais prie pajūrio. Šis pajūris apie 10-15 minučių nuo mūsų namų, tikrai labai graži vieta. Vieni draugai atvažiavo iš Bankoko, o kiti gyvena čia Patajoje. Tai pasisėdėjome, išgėrėme sodos vandens. Na, o kitą dieną prasidėjau vėl ankstyvai, kėliausi apie 5 valandą ryto, prieš 5 truputėlį. Išgėriau šaltos kavos ir padariau pratimus. Aš visuomet jas darau apie 15-20 minučių, kartais 30 minučių. Buvo labai gražus rytas, nebuvo per karšta, Glorija kaip ir visuomet labai džiaugiasi lauku ir gražiu oru. Na ir po to, kaip ir visuomet, šoku į dušą, ruošiuosi ir tvarkausi namus. Man patinka atsikelti anksčiau, kadangi jaučiuosi po to neapsimiegojus, apsitvarkius, labai ramiai, tyliai. Rytas prasideda, namai sutvarkyti, man labai patinka, bet iš tikrųjų aš einu miegoti anksti. 7:30 guldome vaiką, o aš jau 8 užmiegu. Labą dieną, šeimyna. Šiandieną yra sekmadienis. Nuvažiavome su šeimyna pavalgyti pusryčius. Iš tikrųjų... I have 500. Okay, you going out, you sure? It'll be fine. Yeah, thank you. Ir nuvažiavome pavalgyti. Dabar yra apie 21 valanda dienos. Vyras eina prigulti, aš važiuoju pasidaryti masažą. O kodėlgi ne? Visada namai buitis ir norisi pasidaryti masažą. Iš tikrųjų, kartas nuo karto nuvažiuoju prie prekybos centriuko tokio, kuris yra netoli namų. Labai šalta, lyja. Žinau, kad negalima filmuoti, o gal ir galima. Iš tikrųjų, aš nieko nežinau. Tai noriu pasirinkti ant stalo. Žinote, kaip būna. Padedi ant stalo. 26 taiba. Kodėlgi ne? Visokių spalvų, ne? Gal sakyčiau. Tokiai, ruda. Tai gal sakyčiau, raudonus tokius matote. Kodėlgi ne. Dabar einu į lauko restoraną, čia tokį vietinį. Noriu pažiūrėti, ką jie pardavinėja, tai nupirksiu Ryanui vakarienę. Nes šiandieną kažkaip nesinori nieko gaminti. Grįšiu prie gaminimų rytoj. Tai nežinau, gal sriubos ir vėl, nes jam labai patinka. Pažiūrėm. Moteris pardavinėja tenais vištieną su ryžiais. Galvojau, gal jau viską išpardavinėjau, bet dar ne. Dar matau, kad turi čia vištienos. Hello, sawadika. Užmačiau labai didelę žiurkę valgydama. Įsivaizduojat? Nieko tokio. Kiek visą tai kainavo?
40 taiba. Tai va dabar čia įmetu, pasakau, kiek kainuoja eurais. Už visą maistą 1 ryžių ir 2 vištienos. Sėsiu į mašiną, užvalgysiu. Vaikas žaidžia automatais viršui. Vienas vyras jį prižiūri, kurį mes pažįstame, jisai tenais dirba. Man ši vieta labai patinka. Ne tai, kad ši vieta, bet šis mažas prekybos centriukas, nes aplinkų jį yra visko. Ir masažai, ir nueiti, ir kažkur pasėdėti, ir kavos nusipirkti, ir sulčių, ir supermarketas, nusipirkti maisto, visko. Vietoj to, kad sėsti į mašiną ir valgyti, aš suvalgysiu čia. Labas rytas, mėloji šeimyna. Šiandieną yra sekmadienis, 7 valanda ryto. Šiandieną bus labai paprasta diena, bet paprastos yra geros dienos. Aš galvoju susitvarkyti nagus, taip pat dabar pasportuosiu, kažką pagaminsiu valgyti. Prieš pradedant dieną aš turiu išgerti nemažai vitaminų. Ne tai, kad turiu, bet aš juos esu pirkusi, man jie labai padeda. Tai vitaminas B12 labai padeda su energija, taip pat padeda su nervinė sistema. Aš pirkusi šiuos vitaminus NAD+B prieš geras 2 savaitės ir tikrai jaučiu labai gerą pokytį. Taip pat magnesium geriu vakare. Magnesium bisglycinate, kur įsiskverbia jūsų kūno ląsteles daug geriau negu paprastas magnesium. Kas padeda? Kuo padeda magnesium? Jūs jaučiatės geriau, daugiau energijos, labai gerai raumenims, neturite galvos skausmų, atpalaiduoja jūsų kūną, geriau miegate, padeda nerviniai sistemai, padeda moterims, kur turi problemų su mėnesinėms, su mėnesiniu skausmu, taip pat padeda pagerinti nuotaiką prieš mėnesinės. Tai jūs neturite tokių didelių spazmų ir taip pat neturite nervingumo. Tai tas labai padeda. Aš geriu taip pat chlorofilą. Chlorofilas iš tikrųjų tai yra kaip ir detoksifikacija jūsų kūnui. Aš jį geriu jau gerus 4-5 metus, daugiau meluoju. Pirmą kartą išgirdau apie chlorofilą, kuomet aš dirbau Emiratų oro linijose. Ir žinokite, labai padeda atgaivinti, žinau, gal tai burnos kvapą. Jums taip pat padeda, jeigu prakaituojate, nesmirdėti. Iš tikrųjų tai yra tokia kaip ir dezinfekacija iš vidaus ir išvalo tuos toksinus. Tas yra labai gerai. Iš tikrųjų. Švelnus kvapas, švelnus skonis, tikrai nesijaučia. Tik dantys truputėlį būna žali, bet po gerų 10 minučių jie jau nebebūna žali. Žinau, gal tokios temos žmonėms nelabai, bet iš tikrųjų tai nereikia gėdintis, nes aš manau, kad kalbant apie higieną, kalbant apie grožį, kalbant apie tokius dalykus tikrai nėra blogai ir nereikia turėti to tabų, kad o Jėzau, tai yra kažkaip vulgaru apie tai kalbėti. Aš nemanau, kad tai yra vulgaru. Taip pat geriu Evening Primrose Oil, na ir taip pat geriu žuvų taukus. Ir tikrai jaučiu pagerėjimą. Ypač, kuomet pradėjau gerti šį magnesium, aš pastebėjau labai gerus rezultatus su miegu, su atsipalaidavimu, su nervinė sistema, žinokite. Va. Tai dabar ties yra po 7:15, geriu šaltą kavą, kaip ir visada ją pasidarau. Pasidarau kavą vakare arba prašau, kad vyras padarytų, o ją geriu ryte, kambario temperatūros. Tai dabar padarysiu pratimus. Darysiu 20 minučių viso kūno pratimų. Prakaituoju, tai padariau, matėte, 20 minučių pratimus ir dabar noriu padaryti vaikui valgyti. Tai aš dabar nusprendžiau pasidaryti kepenų. Kepenys yra labai gerai. Kad nesumaišyčiau informacijos, aš noriu truputėlį paskaityti. Kepenys yra vienas iš turtingiausių maisto produktų planetoje, kuriame yra daug geležies, riboflavino, vitamino B12, vitamino A ir vario. Valgydami vieną porciją
kepenų galite patenkinti rekomenduojamą daugumos šių vitaminų ir mineralų kasdieninį kiekį ir sumažinti maistinių medžiagų trūkumo riziką. Iš tikrųjų, tai aš nelabai mėgdavau kepenis, maža būdama, man labai smirdėdavo, bet pastebėjau, jeigu valgau vieną kartą per savaitę, gal 2 kartus per savaitę, dažniausiai vieną kartą. Būna, kad kūnas pats reikalauja. Pastebėjau, kad tikrai gerai jaučiuosi ir pas mane yra daugiau energijos. Žinoma, aš geriu vitaminus, dabar pradėjau valgyti daugiau turtingesnį maistą, kas susijęs su mėsa, kiaušiniais, žuvimi, visiškai beveik apdirbtų maisto nevalgau. Jo, tai viskas daugiau mažiau kaip ūkininkė. Atėjau susitvarkyti nagus. Ši moteris turi labai daug visokių spalvų, bet šį kartą renkuosi natūralią. Taip pat sakė, antakius laminuoja ir blakstienas. Tai būtinai ateisiu čia, nes man labai patinka jos darbas. Jinai labai kruopščiai daro, nesugadina nagų. Ir taip pat turi įvairių spalvų ir įvairių stilių. Nagai atrodo taip, labai gražiai sutvarkė. Nežinau, ar matote ar ne. Natūraliai. Taip pat pagaminau vaikui valgyti. Krevetės su ryžiais. Šeima kaip tvora. Važiuojame į turgų. Atėjau į turgų, kuris yra netoli namų. Aš sakyčiau, gal 7 minutės važiavimo. Nusipirkau granatų, vynuogių, obuolių. Noriu jums parodyti aplinkui, ką iš tikrųjų jie turi. Šios vynuogės yra labai populiarios, bet jos tokios brangesnės. Aš nelabai jas noriu pirkti, labai nenatūraliai atrodo. Nu, šios vynuogės primena, kaip ir Lietuvoje pas mus būna, ne? Čia labai pigiai pardavinėja, tokias kaip ir bandeles. Keep going to put it back on.